Sveiki prisijungę į Playboard kanalą, šiandien apžvelgsiu ir įvertinsiu 2020 m. žaidimą Last Aurora. Tai postapokalipsinės žiemos žaidimas, kuriame valdysite grupelę išgyvenusiųjų herojų, kurie savo sukonstruotomis mašinomis bandys suspėti į išsigelbėjimo laivą Aurora. Žaidimas sudarytas iš 5 fazių. Pirmoje fazėje žaidėjai tyrinės aplinką ieškodami išgyvenusiųjų, naujų resursų ir tobulins savo mašinas. Išgyvenusieji leis atlikti daugiau veiksmų tyrinėjimo fazėje ir suteiks unikalių savybių. Žaidime yra 3 rūšių resursai. Degalai leis judinti konvojus, amunicija kovoti su plėšikais ir maistas pastiprins veikėjus. Mašinų ir priekabų tobulinimas leis talpinti daugiau veikėjų ir resursų, didins ginkluotės galią ir suteiks unikalių savybių. Kadangi po tyrinėjimo veiksmų jūsų herojai pavargs, antroje fazėje su maisto resursų pagalba juos atstatysite būsimiems veiksmams. Trečioje fazėje už degalus judinsite konvojus. Ketvirtoje amunicijos pagalba teks kovoti su plėšikais tam, kad nepatirtumėte daugiau žalos ir gautumėte grobį bei reputacijos taškų. Penktoje fazėje pajudinsite ledlaužį Aurorą į kitą raundą ir atnaujinsite korteles. Pergalės taškų atneš kai kurie veikėjai, tam tikros mašinų dalys, herojų reputacija, jūsų konvojaus įsiveržimas į priekį, nepanaudotų daiktų kortelės ir konvojaus dydis arba veikėjų skaičius priklausomai nuo to, ar kas nors iš žaidėjų bus pasiekęs laivą Aurora. Norėdami sužinoti detaliau apie žaidimo taisykles, įsijunkite pražaidimo video. Žaidimo vizualas atrodo puikiai, veikėjai, mašinų dalys ir pats pasaulis atrodo unikaliai ir įdomiai. Žaidimas turi stiprią temą ir jo veikimo principai tą ryšį su tema tik sustiprina. Pavyzdžiui, kad jūsų konvojus galėtų pajudėti iš vietos, jam reikia degalų ir vairuotojo mašinos kabinoje. Arba tarkime paimsite iš atokios kolonijos resursų. Tada prarasite reputacijos taškų. Visos šios mikrodetalės nardina žaidėją į temą, nes kiekvieno veiksmo pasekmės bus susijusios ne tik mechaniškai, bet ir tematiškai. Žemėlapyje galime įžvelgti nemažai simbolių, kurie atrodo kaip užkoduota žinutė. Ką šiomis užuominomis kūrėjas norėjo pasakyti, išlieka paslaptis. Jeigu turite idėjų, pasidalinkite komentaruose. Nors žaidimo dizainas kurtas Skeleton Crew komandos, dėžutės viršelio, kortelių ir žemėlapio stiliaus vientisumas neišlaikytas. Žaidimo taisyklės aprašytos išsamei, bet išdėstymas kėlė abejonių, nes pasitaikė momentų, kai negalėjau greitai surasti atsakymų į iškilusius klausimus. Nors fazių skaičius kai kuriuos žaidėjus gali ir priblokšti, mano supratimu taisyklės yra nesudėtingos ir lengvai suprantamos. Neigiamą prisiminimą paliko ir neintuityvus pusių ženklinimas, kai pirmasis žaidėjas yra esantis dešiniausiai, o solo variante rodyklė į kairę reiškia dešinę pusę. Žaidimo paruošimas yra greitas ir lengvas, bet sudėjimas užtrunka, nes reikia surūšiuoti visas korteles naudojant tam tikrą sistemą. Žaidime dominuoja kortų valdymo, darbininkų dėliojimo ir lenktynių veikimo principai. Žaidimas jūs skatins galvoti į priekį ir apskaičiuoti ėjimus iš anksto tam, kad lemiamų momentų atliktumėte optimaliausią ėjimą. Gera žinia ta, kad skaičiavimai nėra sudėtingi, tad bus pakeliami ir pirmą kartą žaidžiantiems. Kovos fazėje atsiranda nemažai sėkmės, bet ji nėra lemiama bendrame žaidimo fone. Daugelio nusivylimui tiesiogiai kenkti kitiems žaidėjams galimybės nėra, todėl kovos vyksta tik su NPC botais. Žaidimo peržaidžiamumas labai ribotas. Solo variantas turi 2 sunkumo lygius ir momentais žaidimas pasirodė įdomesnis negu žaidžiant įprastai su draugais, nes botas nuolat darė žalą mano konvojui, ko įprastame žaidime žaidėjai vienas kitam negali daryti. Visa kita gan įprasta solo žaidimo variantams. Botas daro turbo veiksmus, nepaisant įprastų žaidimo taisyklių.
Sunku į lygį pirmą kartą pralaimėjau, tad yra kur stengtis. Žaidimas turi ir antrąjį žemėlapį, kuris dar labiau sumažina sėkmės faktorių ir suteikia daugiau pasirinkimų atliekant veiksmus. Taip pat pasirinktinai galite naudoti minas, kurias padėjus ant kelio padarysite žalos kitiems žaidėjams. Žaidimas turi 2 pagrindinius papildymus ir netgi komponentų upgrade'ą. Pirmasis 2020 metų papildymas vadinasi Project Athene, kuris suteikia daugiau priešistorės, naujų veikėjų, resursų ir naują žemėlapį. Antrasis 2022 metų papildymas Frozen Steel leidžia žaidėjams tarpusavyje kovoti, duoda asimetrinę pradžią, galingesnių priešininkų, naujų tyrinėjimo kortų ir mano mėgstamų istorijos kortelių, kurių dėka turėsite priimti sprendimus ir patirti pasekmes. Komponentų upgrade'as mano supratimu visiškai nebūtinas, bazinės kokybės pilnai užtenka. Kalbant apie paralelinės visatas, lenkų leidėjai Portal Games, lokalizuojant šį žaidimą, nusprendė užklijuoti Neuroshima logo ant dėžutės viršelio ir atrodo, nieko naujo nepridėję, nusprendė, kad lenkiška Aurora vyksta Neuroshimos pasaulyje. Įdomus sprendimas, kuris tikrai padidins pardavimus. Galutinis balas 7,3. Nepamirškite, kad šis vertinimas yra subjektyvus ir gali skirtis nuo jūsų nuomonės. Tad jeigu nesutinkate arba turite savo įžvalgų, susitikime komentaruose.